Rugsėjo 24-ąją 12 val. Zarasuose Sėlio aikštėje įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienimo organizuotas mitingas. Mitingo tikslas – pakviesti savivaldybės vadovus susitarti su streikuojančiais švietimo sistemos darbuotojais, kad kuo greičiau realiais savivaldybės tarybos sprendimais būtų pasirūpinta sveika ir saugia mokinių aplinka bei visapusiškų ugdymų. Streikuojančių rajono švietimo darbuotojų palaikyti atvyko kolegos iš Jonavos, Kauno, taip pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Alvydas Medelinskas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksas Bružas. Plačiau apie rugsėjo 24 dienos mitingą žiūrėkite reportažo tęsinyje. Kitais metais minėsime 1863 metų sukilimo metinės. Tais laikais broliai valstiečiai stojo prieš galingą caro kariuomenę. Dauguma jų ir ėjo būtent su šakėmis ir dailgiais, prieš šautuvus ir patrankas. Jėgos buvo nelygios. Tai ar eisime su šakėm? Neeisime. Buvome priversti pradėti streiką. Atėjome į šį demokratinį mitingą. Tai mūsų taikus, teisėtas protestas. Tai demokratija. Gyvename savoje valstybėje, renkame savo valdžią, esame laisvi, iš badų nemirštame. Džiaugtis gyvenimu tereikia. Tai džiaugiamės? Ko laukiame? Ko delsime? Demokratija įgyvendina visų pirma politinės partijos, bet ne tik jos ir ne vien jos. Piliečiai suverenitetą, tai yra aukščiausia valdžia, gali ir privalo užtikrinti visomis teisėtomis priemonėmis. Tai mūsų teisė ir pareiga. Zarasų rajone už dabartinės valdančiosios koalicijos daugumą nebalsavo dauguma zarasiečių. Nedidelis gyventojų pasitikėjimas valdančiosiomis partijomis buvo sudėtas į didelį nepasitikėjimą. Šį nepasitikėjimą jūs, valdantieji, tik didinote savo veiklą, pažadų netesėjimu, atvirų melu ir bauginimais. Jūsų koalicija teisėta. Bet ar jos veikla ar teisinga? Akivaizdu, kad ne. Rajono valdžios vyrai ir moteris varo neapmokamų atostogų visus, kuriuos tik pajėgia išvaryti. Varo dažniausiai tos, kurie turi 0,5-0,75 etatų. Taip atimama ne tik minimali alga, pragyvenimų minimumas, taip iš žmogaus bandoma atimti žmogiškumą. Žmogus verčiamas iš šių laikų baudžiauninką arba mankurtą. Dabar valdžia varo 2 mėnesiams neapmokamų atostogų Zarasų meno mokyklą ir sportų centrą. Rytoj varys 2 setų mokyklas, į mokyklinių ugdymo įstaigas, bibliotekas. Ir tai pasaka be galo. Kodėlgi mūsų rajono valdžios vyrai ir moteris negalėtų panaikinti Lietuvos sodros deficito? Ateitų į Seimą, priimtų įstatymą, kad šiais metais visi pensininkai išeina 2 mėnesius neapmokamų atostogų. Kitais metais 3 mėnesiams. Pinigų juk nepakanka. Po 4-5 metų sodros deficitų neliks. Tikriausiai neliks ir pačių pensininkų. Ir kaip čia vėl nepacitavo Stalino. Yra žmogus, yra problema. Tai ar galime dėlsti? Gražėja Zarasų kraštas, vykdomi europiniai projektai, griaunamas provincialumas. Tai gerai. O rajono valdžia sako, pinigų vis nėra. Biudžetas surenkamas ryškiai blogiau už Lietuvos vidurkį. Nedarbas didžiausias Lietuvoje, darbo užmokestis vienas iš mažiausių, savivaldybė beveik blogiausia iš visų savivaldybių. Tai kame šaknis, liaudiškai tariant.
Kodėl esant tiek daug renginių, koncertų, esant tiek daug žaidimų, kaip sakė romėnai, žmonės tuo pačiu negauna duonos? Kodėl dauguma rajonų svečių renginių lankytojų į Zaraso ežero salą keliauja su sumuštiniais, su vaštais iš maksiminių produktų, o dažnai tuos sumuštinius vežasi iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, tikriausiai iš Jonavos? Kodėl nuo lankytojų antplūdžio nelūžta mūsų krašto maitinimo įstaigos, viešbučiai? Kodėl merdės smulkieji verslininkai? O kiek gamyboje atsirado naujų darbo vietų? Ar tai verslumo stoka, blogas verslo planas, ar planuotojai ir sprendėjai ne tie? Pagalvokime, ką mes visi galėtume čia pakeisti ir ar galime dėlsti. Dažnai sakoma, kad lietuviai susitelkia, kai būna labai blogai. Iškils pavojus tėvyniai, stosime kartu ir apsiginsime. O kol kas yra kaip yra. Ar galime būti apsimestinai ramus, ar verta laukti to didžiojo išbandymų? Vienas išbandymas buvo 1940 metais. Kiek jis mums kainavo gyvybių? Tautos žiedo tikrąją, gerąją prasme vis dar neturime. Ar tai, kas mus privertė ateiti į šį mitingą, yra pavojus laisvei, tėvyniai, šalies nacionaliniam saugumui? Taip, tai didžiulis pavojus. Štai kas parašyta ką tik pasirodžiusioje Lietuvos metinėje strateginėje apžvalgoje, kurią parengė Lietuvos karo akademijos, Vytauto didžiojo universiteto bei Vilniaus universiteto profesūra. Silpna demokratija yra pavojinga vidiniam saugumui. Vidinį saugumą palaiko socialinių stabilumų santykiai, kai vieni individai nekelia pavojaus kitų individų geroviai bei bendrai tvarkai ir nelaukia tokio pavojaus iš kitų, pasitiki vieni kitais ir yra pasirengę bendradarbiauti, sprendžiant viešuosius reikalus. Kiek kartų girdėjome žodžius: demokratija, respublika, suverenitetas. Jaunas ir senas žino to žodžius, Stalinas nesusimastęs, dažnai nesuvokia ar bijo suvokti tų žodžių tikrąją prasmę ir reikšmę. Politikuojame, apeliuojame, balsuojame ar nebalsuojame, o dažniausiai reziumuojame. Nieko nepakeisi, visiems jie padarys kaip nori. Gal išgirskime, prisiminkime, supraskime, kad demokratija tai liaudies valdžia, kad respublika tai viešas arba bendras reikalas, kad suverenitetas tai aukščiausia valdžia, kuri priklauso tautai. Gal reikėtų to žodžius išmokti taip, kaip Mažvydas Justino Marcinkevičiaus dramoje mus mokė tarti žodį Lietuva. Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo skonį. Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant, užuosit šieno ir liepynų kvapą. Regėsit baugų debesų šešėlį per lauką bėgant. Taigi pamėginkim, bus 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 va. Kartokite, kartokit ir klausykit. Ar girdit? Bus bus tai va. Ar girdit? Lietuva. Taigi dar kartą, sveiki susirinkusieji. Žinote, kai mums teko eiti kaip pirmininkų tarybai į šitą pastatą, kurį matote čia, jums už nugarų,
Ir mūsų valdžios, rajono valdžios vyrai ir moterys mūsų klausė, kas jūs tokie, ką jūs atstovaujate. Mes iš tikrųjų galvojame, kad mes esame mažiukai, bet mes matom, kad mes esame dideli. Lietuviai turi gerą posakį. Be vienybės nėra galybės. Mes stiprus tik tada, kai žinome, kad už mūsų nugarų stovite jūs. Jūs, čia susirinkusieji. Aš esu iš Dusetų. Miestelis tikrai mažesnis nei jūsų. Ir žmonių ten mažiau. Ir žmonės, ko gero, labiau bauginti. Tikrai, kai klausi, kodėl neprisidedate, kodėl nestreikuojate, jie sako, bijom. Tai kokioje šalyje mes gyvename. Aš tiesiog norėčiau jūs informuoti, kokie skaičiai yra Dusetuose. Iš 118 dirbančių Dusetų gimnazijoje mes turime 2 skyrius avilių ir specialių ugdymo skyrių. Už streiką balsavo 68 žmonės. Iš 84. Tai yra tik tai, su skaičiais blogai, bet aš pamenu, kad tik 6 žmonės buvo prieš. Tai yra dauguma mūsų kolektyvo žmonių palaikomus. Tiesa, streikuoti bijo. Taip pat mes buvom suorganizavę visuotinį tėvų susirinkimą. Atėjo apie 200 žmonių. Mes klausėme tėvų, ar jie mūsų palaiko, ar jie palaiko mūsų reikalavimus, nes dauguma reikalavimų liečia būtent juos, jų vaikus, jų saugią mokymosi aplinką. Ir iš 110, 86 tėvai pasakė, kad jie mūsų palaiko. 24 buvo prieš, o vienas žmogus užrašė ant biuletenio už Lietuvą, dėja jį sugadindamas. Aš čia laikau rankose veido žurnalą ir tai, ką prieš tai kalbėjo Rimas, tai tiesiog galima atsiversti ir pamatyti, kad Zarasų rajono savivaldybė iš 60 savivaldybių yra 59-oji. Lietuvoje tai yra 2-oji savivaldybė pagal tai, kad joje yra daugiausia socialinių problemų turint gyventojų. Ir aš noriu užduoti jums retorinį klausimą. Dar paviešindama, kokie yra savivaldybės skolos skaičiai. Tai yra 9 606 000. Klausimas. Kaip manote, kieno sąskaitą jie taupys? Savo? O kas tai darė? O kas tai darė? Kad jūsų žodžiai Dievui ausį. Aš jau jam sakiau, kad... Aš tiesiog noriu šiandieną baigdama pacituoti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Tomo Jeffersono žodžius, kuris beje buvo vienas iš Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijos kūrėjų. Kai neteisingumas virsta teisė, pasipriešinimas tampa pareiga. Žmonės, nebebūkime baudžiauninkais, mes esame laisvi. Ačiū.
aš šiaip gyvenime nesu kovotojas. Streikas man, ko gero, padėjo tai suprasti. Aš labiau gyvenime linkęs stebėti. Tai gal kalbėdamas šiek tiek ir pabandysiu tokių nuotrupų iš to, ką pastebėjau. Lietuva lyg ir konstitucijai rašė, kad šeima yra pagrindas valstybės, bet šiai dienai, kiek žinau, dar vyksta ginčai ir niekaip negalim nuspręsti, kas yra šeima. Tai ar mes vis dar žinom, kas čia per valstybė. Toliau, labai dažnai girdim žodį biudžetas, biudžetas. Labai svarbu kaip yra. Bet kuo daugiau verslininkų ateina į valdžią, tuo sunkiau surinkamas biudžetas. Aš tiesiog, turiu tokią intuiciją. Ir gal net nebekomentuosiu, nes iš plojimų supratau, kad supratau. Dar apie biudžetą. Nieko neturiu prieš pinigus ir buhalterius. Aš pinigus irgi vykstu, kaip ir visi, ko gero. Bet dabar galvoju, keista situacija gaunasi mokyklose, jeigu, sakykime, buhalteris sprendžia už mano vaiką kiek, kur ir ko reiks mokytis. Ką ir už kiek valgyti. Ką veikti po pamokų. Man tas kažkaip lyg ir keistoka. Sakykime, autobusiukas tampa svarbiau už vaiką. Nežinau, kaip mokytojai, profsąjungos pirmininkai, gal ir galiu suprasti, bet suprantat, aš tuos dalykus vertinu kaip labai laikinus. O kaip tėvas, juk aš, kaip sakyčiau, visam gyvenimui, tai man, aš nežinau, kokia vertė gali atsverti vaiko vertę. Savijauta yra daug geresnė, kai žmonės atlaiko tokius smūgius. Kolegos, labai noriu padėkoti visi pirmiausia tiems streikuojantiems, kurios iš visų pusių, kiek gali, spaudžia, kitus tiesiogiai baugina, dabar žmonės kažkaip aplinkui šneka. Patikėkit, tai jėgos pozicija bus naudojama iš jų pusės tol, kol mes dabar irgi naudojam jėgos poziciją. Jėga pripažįsta tik jėgą, kitos išeities nėra. Patikėkit. Mano praktikoje tik tai tokie dalykai padėdavo stabilizuoti padėtį, kad suprastų, kas kur yra. Šiandieną, ir jaunimo vyro pirmą kartą sėdi, ir kai mes tenais pas merą atėjom, aš galvojau, kad jis nenori atsistoti prie žmonės, bet aš mačiau baimę akise, jis paprasčiausiai negalėjo tenais atsistoti. Todėl, kolegos, reikėtų, ir aš nematau, kodėl valdžios atstovai taip bijasi žmonių. Aiškina užkampiais, kad tų pinigų maža, kad kažko tai maža. Nemaža tų pinigų, proto maža paprasčiausiai. Šitas dalykas yra labiausiai reikalingas, kad paaiškintų žmonėms, kodėl negalima to ar kito padaryti. Mes siūlom pagalbą. Mes galim padėti, kaip padėjom ne vienai savivaldybei, net gauti daugiau pinigų, jeigu jiems yra iš tikrųjų trūkumas. Šiandien mes nematom tų pastangų, tik tai matom kažkokį tai linkiavimą, daro žmonės kažkokį susitarimą, ištraukia iš stalčiaus, ten prirašyta visokių niekų į tai toliau, ir jokios atsakomybės. O kodėl jie turi tą atsakomybę? Mūsų pinigus gali paprasčiausiai, jiegi ilgai naudoti, jūs pasiūskitės. Tačiau aš manyčiau, kad šiandieną įkvieščiau. Ir manyčiau, kad komitetas, aš manau, kad jūs dar atsilaikysit. Kažkodėl tai sunerimęs ministras skambina, kada jam sakoma, kad reikia tarpininkauti važiuoti čionais. Kaip šiandien paskambino, tai sako, jūs ten būsit labai įkaitę. Nu kaip įkaitę? Tokia šaltoka diena, tai atvesins ir įkaitusius. Čia nereikėtų tam ministrui bijoti atvažiuoti. Tai rytoj važiuos jau čia.
pasakė telefonu, kalbasi su valdžia, kad nori, kad tas viskas greičiau baigtųsi. Tačiau dar kartą ir dar kartą kartoju, kol nebūsim savo likimo šeimininkais, kolegos, vargu ar kažką tai padarysim. Ir kada sakoma, nebūkime vargais, kolegos, aš jau žinau, Zarasai, bent jau švietimo sistemoje, vergiškumas yra dingęs. Todėl labai esu laimingas šiandien matydamas, kad šitoj aikštėj yra didžioji dalis jaunų žmonių. Jiems ateityje su tais verslininkais, aš kalbu plačiaja prasme, su tais verslininkais, kurie šiandien diktuoja Zarasuose politiką, ką turi daryti meras, kada meras yra tik marionetė jų rankose ir meras nežino, ką daryti. Manau, kad ateityje, mėly kolegos, su šitais vergvaldžiais, kurie nori būti, nors mažas vergvaldys, bet spaus žmogų, kad jis prarastų ir orumą, kad jis nusilenktų jam. Jums teks kovoti. Šiandieną tie žmonės kaip tik rodo, tos mažiukus vergvaldžiukus reikia pastatyti vieną kartą į vietą. Laimės jums, laikykitės. Jeigu taip jau pasižiūrėti, jie jau nebeturi kur dingti. Ilgai tos valstybinius pinigus švaistyti negalės. Laimės jums. Klausausi, kaip jūs kalbate apie baimę. Ir manau, kad tą žodį galite drąsiai išbraukti iš savo žodyno. Jūs nebijote. Iš tiesų nebijote. Yra dar dalis vilties, kad tie, kurie turėtų jūsų klausyti, paklausys. Užtat laikotės santūriai. Tačiau tai, ką darote šiandien, aš manau, puikiai įtelpa į viso pasaulio žmonių santykių su valdžia nustatinėjimą, naują nustatinėjimą. Jūs imate valdžią į savo rankas vienareikšmiškai. Galų gale ateina metas, kad tikroji valdžia, kai jos atstovai jos negirdi, imtų tvarkytis patys. Tvarkomės. Nes negali būti taip, kaip yra. Kas galėjo, kokia juoda sąmonė galėjo kokio banko požemiuose sugalvoti, kad vaikas yra prekė, kad jis yra krepšelis, vaikščiojantis iš vienos vietos į kitą, kas jį geriau nupirks. Kas galėjo sumastyti, kad vaikas neturi teisės augti savo sodyboje, kad jį turi vežioti kažkoks ledaras, kuris vadinasi automobiliu ar autobusėliu, kad vaikas priverstas neišsimiegojęs sėdėti mokyklos suole, nematydamas ten savo aplinkos, kad jisai grįžta naktį ir vėl suka taip mokslo metus, kurie tampa nebe mokslo, mokymosi. O nežinau net kaip pavadinti, tai net netarnyba. Kas galėjo sugalvoti, kad mokymas yra komentavimas, kad mokymas nėra ugdymas, kad mokymas yra žinių krepšelio bandymas atiduoti tam, kuris vadinamas mokiniu. Ir taip toliau ir panašiai.
mes visi priėjome ribą, pasaulis priėjo ribą. Ir tai, kas vadinama šiuolaikiniu kapitalizmu, taip pat priėjo ribą. Pelnai nebeduoda to, ko nori patys pelno siekėjai. Jiems mažai iš to, ką gali išspausti iš savo mechaninių prekių, dabar jie spaudžia iš mūsų visų. Taupimas nėra taupimas. Taupimas yra išvarimas, mūsų pačių išvarimas iš mūsų ir iš mūsų žemės. Štai kas yra taupimas. Ir valdžia, kuri užsiima šito, yra ne mūsų valdžia. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, apsiniaukęs dangus čia pas jūs Zarasuose. Bet štai čia yra šilta ir gražu. Ir šviesu. Iš tikrųjų, tokių kalbų, kokie sakė mokytojai, aš jau senokai girdėjau. Ir tada man prisimena laikai, kai buvo toks dalykas kaip mokytojų sąjūdis. Ne tik, kad profsąjungos kalbėti apie socialinius ekonominius klausimus, bet mokytojų sąjūdis. Tai yra, kai mokytojai kalbėjo apie tai, kas yra valstybė ir tauta. Apie tai, kokia turi būti mūsų ateitis. Apie tai, kokia turi būti mūsų mokykla, tautinė mokykla. Deja, tautinės mokyklos idėja buvo sužlugdyta, o vėliau atėjo laikas mokyklai, kuri yra paremta nebe idėjomis, nebe kokiomis vertybėmis, o komercija. Manau, kad tai, prieš ką jūs čia kovojate čia, kalbėdami apie savivaldos požiūrį, jūsų savivaldybės vadovų požiūrį į mokyklą, iš principo turėtų vykti kova visoje Lietuvoje kalbėti apie vieną iš labiausiai netikusių švietimo politikos periodų, kuris yra ir tęsiasi šiuos 4 metus. Nes būtent šitam laikotarpiu mokykla tampa komercializuota. Pradinė mokykla, aukštoji mokykla, viskas tampa komercializuota. Krepšeliais tampa nebe tik moksleiviai, krepšeliais tampa ir studentai, krepšeliais tampa ir darželinukai. Juos jau tenai galvoja ugdyti pagal programą, kad gal berniukui gerai būtų pabandyti, kaip būti mergaitė, paskui paklausti, o kaip sekėsi, gal patiko būti, gal tokiu ir nori būti. Mergaitė kaip berniuka, o kaip sekėsi, gal gerai, gal patiko. Į mokyklų programas įtraukti tokius klausimus, kuriame mes suprasime, kad Lietuvos istorija buvo netokia garbinga, kaip galbūt mes galvojame. Kad Šapokos istorija yra galbūt jau pasenusi, nebereikalinga. Ir koks nors žmogus, dalyvaujantis istorikų programų finansuojamų Lenkijos vyriausybės, parašys tokią pačią programą. Bet jau šį kartą Lietuvai, kad ir mes galvotume taip, kaip galvoja kitose valstybėse. Kad mes prastume savo šaknis. Čia yra kertinė problema mūsų valstybėje, kad vykdoma politika, kad žmonės prarastų savo šaknis. O tada akivaizdu, kad dalis Lietuvos emigruoja, įsivaikšto. Ir tai yra įsivaikščiančios Lietuvos problema. Ir klausimas prasideda, pati pradžia, tai yra, o kokia yra mokykla? Ir jeigu mokykla yra naikinama, tai yra naikinama valstybė. Štai kodėl aš šiandien esu čia. Nes mano gilus įsitikinimas, valstybės naikinimas prasideda nuo mokyklos naikinimo. Ir kartu taip pat esu įsitikinęs, kad valstybės sąžinė prasideda nuo mokytojo sąžinės, nuo mokytojo atsakomybės ir už vaiką, kurį mokini, ir už valstybę, ir už tautą. Štai dėl ko aš tikiu, kad tai, ką jūs sakote, yra nemažiau svarbu bet kokiam kitam rajonui. Aš norėčiau, kad į jūsų šitą kovą, už tai, kas čia sakoma, ir už tai, kad būtų normalus maitinimas, ir už tai, kad būtų vaikas svarbiau ne autobusiukas, ir už tai, kad mokykla nesibaigtų 5-6 pamokom mokyklai, o kad dar sportas, kultūra, menas, kad tai ne robotai auginami, nes kompiuteriai geriau gali viską žinoti negu vaikai. Vaikui dar reikia meninio, kultūrinio, sportinio auklėjimo. Juk meilutytės negali augti Anglijoje. Jos turėtų augti čia, Lietuvoje.
Bet kaip jos auks, jeigu bus uždaromos sporto mokyklos? Kaip auks sveiki vaikai, jeigu jos maitins iš termosų? Iš Kretingos kokių nors atvežtų cepelinų? Ar dar kokių? Cepelin dar nieko, bet dar atsineš kokį, nežinau ką, ir maitins. Ir sakys, kad tai yra maitinimas. Tai yra pigu ir gera ir efektyvu. Tada dingsta pats svarbiausias dalykas. Iš tikrųjų, jeigu mokyklose pasakoma, kad vaikė prisitaikyk prie autobusų parko grafiko, nors pradžioj buvo sakyta, kad tave pavežės tada, kada reikia, kada reikėjo tos autobusiukus pirkti. Tai kaip tai yra? Tai yra apgaulė. Turiu svajonę, kad vieną dieną ši tauta pakils ir pradės gyventi savarankiškai. Tai yra Marko Liuterio Kingo žodžiai. Kokie artimi ir reikalingi jie šiandien Lietuvai. O kas mums trukdo? Jei politikos veikėjų, jūsų mero, verslo veikėjų paklausim, kaip išgyventi Lietuvoje, gaunant minimalią algą arba pensiją, jie paaiškis, kad pagal bendrą bankų, analitikų ir statistinius rodiklius skurdo Lietuvoje nėra. Socialiai maitinamų vaikų vienas kitas. O žmonės į mitingus renkasi iš neturėjimo ką veikti, nes yra klaidinami profsąjungų. O jei dar nesuprasite, tai jums, kaip nesuprantantiems, kas yra skurdas ir dėl ko žmonės streikuoja, rekomenduos įvertinti Afrikos, Kenijos gyventojų padėtį. Ar tai nėra pasityčiojimas? Ar dar turime kantrybės nieko nekeisti ir tikėtis, kad viskas išsispręs savaime? Didžiausia nelaimė ne tai, kad blogi žmonės savivaliauja ir rengia kitus, o tai, kad geri žmonės šitai matydami tyli. Vėl cituoju Nobelio premijos laureato kovotojų žmogaus teisės Martino Liuterio Kingo žodžius, nes jie geriausiai atspindi dabartinę mūsų padėtį. Ir vėl klausiu jūsų, o kas mums trukdo keisti savo ir savo vaikų gyvenimą? Nejaugi vienintelis kelias yra emigruoti į užsienį. Ar galime tikėti Zarasų pono Arnoldo Abramavičiaus pažadais, kad neformaliam švietimui ir mokyklų aplinkai bus skirta papildomai iki 150 000 litų ir jis neva įtakos Zarasų autobusus dėl ankstesnės mokinių vežėjimo paslaugos kainų politikos. Jie šiandien kaip įmanoma tyčiasi iš švietimo bendruomenės ir vilkina derybas. Nešaukia tarybos posėdžio. Gerbėmieji, mūsų tarpe yra ir politikų, ir žmonių, kurie buvo politikais. Ir jie supranta, kaip lengva merui sušaukti tarybos posėdį ir kuo greičiau išspręsti problemą. Mano manimu, ponas Abramavičius pirmiausiai turi pats su savim susitarti, o ne tik prabudęs ryte galvoti, ar jis dar meras ar dar ne. Ar galima tikėti vieno karaliuko aiškinimo, kad jis nori derėtis, nori susitarti, bet tuo pačiu vengia ir atsisako savo pažadus patvirtinti parašais? Pagal vietos veikėjų aiškinimų žmonės, mokytojai ir jūsų jaunimas yra suklaidinti, nesusipratę ir todėl streikuoja. Man asmeniškai koktu buvo klausytis Zarasų jūsų tarybos grupės daugumos, aš nebenoriu jo merų vadinti atstovo Abramavičiaus demagogijos per televizorių prieš savo krašto žmonės, kurie jį rinko, kurie jo pasitikėjo. Todėl šiandien dar kartą visų aštrumu iškyla visuomenės teisės būtinybė atstatydinti tokį vadovą, kuris akivaizdžiai nepateisina ir ignoruoja žmonių teisėtus lūkesčius. Įsidėmėkite žmonės, jų pavardės, švietimo komiteto narius, tų veikėjų ir nerinkit jų, nebalsuokit už tas partijas, kurios jie yra, nesuteikit jiems galimybės ateityje parazituoti valdžią. Šiandien, mėly žmonės, būtinai turiu pasakyti sandraugos praktikos pavyzdžius, kad jūs privalote aktyvizuoti savo veiksmus ir pradėti sisteminės piketo akcijas po 9 žmonės prie valdžios namų. Kad kaimynai, aplinkiniai, kartu gyvenantys žmonės primintų jiems, kaip jie negerai elgėsi su mokiniais, mokytojais, tėvais ir aplinkiniais. Mes, Lietuvos profesinės sąjungos sandrauga, tai jau išbandėme prie Kauno mero konservatoriaus Tamulio šį metodą. Išbandėme ir patikėkite, jis veikia labai efektingai. Jei išbandėme ir prie UABų direktorių. Klausimas sprendžiasi 3 dienų laikotarpį, nes kai žmonės pradeda aplinkiniai kaimynai darbo dienoms kalbėti, kiek laiko tęsis piketai, kiek laiko tęsis kalbos, labai greitai pajunta tada ir artimieji, ir aplinkiniai, ir jų pačių vaikai, kodėl žmonės tai daro. Pasinaudokim savo tą teisę.
nes jie sėdėdami ir postrikandauja apie viešuosius ryšius, surpšėdami kavutę, kvailai tikisi, kad policija saugumo daliniai gali jos apsaugoti nuo atsakomybės prieš Lietuvos žmonės. Jie naiviai įsivaizduoja, kad mūsų žmonės akli nemato nei pasaulyje vykstančių procesų, nei kovos prieš tironus. Jei ir toliau bus tyčiamasi iš žmonių po keletos tokių mitingų, manau visoje Lietuvoje privalome organizuoti nacionalinį streiką, kaip kad buvo kartu su gerbiamu Bružu organizuota, sukviesti visus Lietuvos žmonės, kad visos mokyklos pradėtų streikuoti ir palaikyti Zarasus. Tikiu, kad galime pakeisti abejingus vadovus, nelaukiant rinkimų. Mes privalome iškelti ne tik socialinius, bet ir politinius reikalavimus. Dėl savo vaikų, dėl artimųjų ateities privalome iš lūpų į lūpas, per profsąjungas, per nevyriausybinės visuomeninės organizacijas, per socialinius internetinius tinklus organizuoti bendrą kovą prieš apkurtusią ir supiktybėjusią valdžią. Mes privalome kovoti už geresnį gyvenimą, už mūsų visų laisvę. Šiandien mes važiuodami pas jūs, gerbiami zarasiškiai, atsivežėme streiko ir stiprybės simbolį. Tai tokia lazda su Lietuvos simboliu ir norime ją perduoti Andriui, jūsų kovotojui, kad jis pereinamąją lazdą įteiktumėm jam, kad jūs turėtų tvirtybės, jūs jį palaikytumėt ir galėtumėt save. O tą lazdą jis dar gali panaudoti, kai priklauso, kam ir reikia. Žinote, važiavau su viena tokia mintim, kad pasakysim kalbą taip, kaip reikia, bet kai aš paklausiau ir pasižiūrėjau, kas čia darosi, jūs žinote, aš grįžau iš sausio 13 dieną. Ar mes galėjom patikėti, kad kovodami už nepriklausomybę, Lietuvos atkūrimą, mums reiks kentėti nuo savo vietinių biurokratų? Nuo ko jau ko, bet savivaldybės. Nuo mero, kurį patys žmonės išrinko. Merė, ar tau negėda ten sėdėtuose rūmuose? Ateik ir pasakyk šitiems žmonėms savo, mūsų vaikų tėvams, kreipiems reikalkanėms į mokyklą pėstute. Kas čia, baudžiava 1863 išvakarės? Žinot, trūksta žodžių. O galbūt jau tu vykdai tą politiką, galiu pasakyti. Amerikonų delegacija buvo atvažiavusi į Lietuvą, apsižiūrėjo ir sako savo delegatui, klausyk, reikia susitikti su Lietuvos valdžia. Susitiko, priėmė, klausyk, sako, gražiai ta tavo Lietuva, parduok, sumokėsim. Mūsų premjeras sako, su žmonėmis? Ar be? Ne, žmonių nereikia. Su žaliom kortom tiek privažiavo. Palauk, mielasis, po 3-5 metų Lietuva bus tuščia ir nusipirksi. Tai gal tu vykdai jų politiką, nuo Zarasų pradėjai, nes čia gražiausias Lietuvos kraštas? Gal tu nori, kad jie išvažiuotų ir čia jų parduosi? Duosiu patarimą, labai gerą. Technikos dar turi, dar neišpardavai. Kas va čia griovį? 2 metrų pločio, vatai nuo savo rūmų kiek tik gali. Ir statyk vienoj pusėj savo gyventojus, pensininkus, su negale žmonės. Statyk mokytojus, nes ant jų visų kupros jojate. Tegul šoka per griovį, peršoko, gerai gyvensi, neperšokai, užkasim. Stas čia kitą griovį, metro pločio, statyk darželinukus ir mokinius. Iki 14 metų, peršoko, gerai vieną mokyklą Zarasų rajone paliksime. Sunešim iš tų kitų mokyklų kompiuterius mokinsime. O kur gyvas žodis? Pasigirsi prieš savo valdžią Vilniui paskambinęs. Žinote, pas mus nėra su negale, pas mus nėra pensininkų, pas mus švietimas aukštam lygiai, nes liks viena mokykla. Ir žmonių nebus. Ką tu darysi, kai išgirdė tokį sakymą išleidęs? Rytojus rytą tu nerasi nei vieno žmogaus, nes jie važiuos ir ruostus. Jie bėgs iš Lietuvos. Nes nieko nėra brangiau už vaiką. Kas gali pasakyti va iš mūsų susirinkusių? Kad mes galėjom gerai dirbti, jeigu mes išėję į mokyklą darbus galvojame, ar mano vaikas pavalgys mokykloj? Ir ką jis ten pavalgys? Ar jis nupris tos kelis kilometrus iki mokyklos? Kompiuteriais neužkišite, jam reikia gyvo žodžio, mokytojo žodžio. Jam reikia prisiglausti ir galvytę reikia jam paglostyti, nes jo tėvas dirba po 12 valandų į parą, kad išlaikytų savo šeimą, kad savo senelių, savam tėvui, senukų išdirbtų dar kelis lietus prie jo ant galėtinos pensijos.
pensijos. Aišku, tai ne mero problema, kad tokia pensija. Bet kad mokykloje šitokios problemos yra merui gėda. Man atrodo, gerbėmieji, ateina rinkimai, jie daug mums ką prižadės. Jūs turime pasirinkti, ką reikia lesti valdžią. Konservatorių ko gero ne. Pabaigoje anekdotas iš gyvenimo. Pažįstu valdininką. Nesakysiu jo pavardės, nes jis nekuruoja švietimo. Nuo jo parašo labai daug kas priklauso. Ir štai man teko būti liudininku prieš 3 mėnesius, kada jis pareina iš darbo, aišku, ten neduok dievę, po visokių posėdžių. Žmona sako, su uošviene valgysi, gal pietausi, ne pietausiu, tai gal mielasis arbatos išgersi, gerai, tik aš palysiu po dušu. Nulenda jisai tą dušą, žmona keičia arbatą, sėdim, vaikas taip ir taip rypčioje, kur mano puodas, mažutis, 3 metų. Nulėkia jisai į vonę, kalnės mūkt, ant to puoduko atsisėda, žmogus valdininkas, brausas išgirdo, kad durys trintelio, nupaimšusi daryti, jis pasisuka į savo vaiką, o mergaitė, mama, močiutė, tėtės rūrydį vadėjėdė kavo, jis berniukas, jis už tai niekur nemoka. Tai gal merė iš savo tarybą, jūs esat berniukai, kurie nieko nesuprantat, kaip šitam kraštui išgyvent. Paskolas negalit pasiimti, kad vaiką pamaitint. Žmonės, nenusileiskit, vienykitės, kvieskit mus, atvažiuosim, palaikysim, eisim visi kartu. Turi būti tvarka Lietuvoje ir vaikas Lietuvoje turi šypsotis, o mes turime eiti saugus į darbą ir atlikti taip, kaip priklauso tėviniai. Sėkmės jums ir tvirtybės. Pakalbės Zarasų rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos. Šitą aš pasimsiu eidamas į savivaldybę rytoj, gerai. Tai turbūt prireiks. Tai tikrai, bet šiandien džiugu man širdį ir džiugu visų pirma dėl tikro to pilietiškumo, kuris užgimė Zarasuose, nes matom ir kūriamas bendruomenės ir kažkokie politikai suveža žmonės, paprašo, čiagi jūs niekas nevarė, jūs sava valia atėjot. Ir kai būrelis mūsų buvo 2005-2007, kai pradėjom, čiagi jūsų būrys drąsių žmonių. Aš nieko nebijau už tokio būrio. Jų ten 11 ar 15 kiek, tai jie neturi šansų. Ir tikrai patyčios Zarasuose iš paprastų žmonių baigsis. Aš jums tą galiu garantuoti. Jie neturi jokių šansų. Ir mes tikrai apginsim savo vaikus. Ir jie turės teisę, jie privalo turėti, ir jie turės teisę į saugę, sveiką aplinką. Jie turės teisę į meninį, sportinį ugdymą. Mes nepasitrauksim, nei per pėdą. Šiandien skambino ministras, irgi kalbėjo ir įtikinėjo. Aš sakiau, dabar po penktadienio, kai buvom vėl apgaubti, mes nesitrauksim nei per vieną žingsnelį ir tada pasižiūrėsim. Tikrai, ačiū jums visiems, paplokit, visą tai padarėt jūs, paplokit savo paplokit, jūs šaunuoliai. Thank you.